Nu ką, sveiki žvejai. Mes atvykom į Kemsių tvenkinį. Iš pažiūros atrodo labai gražus tvenkinys. Nėra, aišku, baisiai didelis, bet minusas yra tas, kad čia labai daug žolės. Ypač paviršiui. Tai nežinau, kokia bus situacija su žvejyba. Aišku, rūks visą kitą apsiniaukia, kaip per tikrai lydekinis oras. Bet žolės, kad yra matos ir aš nemanau, kad jinai bus nukritus jau. Palyginus tai, ką mes turėjom. Aišku, biški geriau atrodo, nes čia lietaus kažkiek buvo, visa kita. Biški pakilęs tas vanduo. Bet klausims yra kaip toliau, nes kad žolės daug ir netraliai žiemą neįmanoma žvejot būn. Tai fakt, nes aišku, greičiausiai nesimata, bet čia kur gilioji vieta, okei, čia viskas ok. Bet ten, pavyzdžiui, toliau va visur matos, nu, per sprindį geriausiu atveju vandens. Tai bandysim kažkaip kažką, galbūt su paviršutiniais masalais. Gal rasim kažkur vagą ar geresnį užmetimą. Einam, ruošiamės valtį, leidžiamės į vandenį ir važiuojam. Nu ką, išplaukėm vanduo žiauriai, skaidrų, žiauriai. Po valtim, nu gylis geriausiu atveju koks 70 cm. Po to žolių kilims, aišku. Matėm ten toliau išėjimą. Vadinas Maitinas. Aš manau, šiandien pagausim kažką. Pradedu, aišku, nuo žalios. Giliai negaliu paleisti, nes, sakau, 50-70 cm gylis ir po to žolė. Tai, aišku, turi pliusų, bet ir turi minusų, nes jeigu lydeka giliau laikos negu mūsų dabar paleistam gilį, sunkiau bus pagauti. Bet reikia tikėtis, kad jos aktyvios, kad jos maitinas. Aišku, čia masalai bus visi ryškus 100%, nes, nu, 50 cm gilį, ką tu gali kitą naudoti. Ką, pirms 20 gerų minučių ant vandens ir kol kas vien tik tai žolės. Mačiau kelis išėjimus lydekų, ten kur praplaukia mailius jud. Daug mailius paviršių tada atsirand, kur mes praplaukiam. Žolės tai tikrai daug. Žolės labai daug. Šičia. Ir aišku, tas gylis nėra čia taip ir didelis, tai su tokiu gyliu ir tiek žolės bus sunku. Tikrai bus sunku. Aišku, iš pažiūrės čia kaip ar atrodo, galbūt neblogai būtų. Kai žiūri ten koks 1,5 m gylis, tiksliau 1,5 m matos iki žolės, bet realiai čia tik pavaltim, taip, o ten traukiant visur pilnai išlindusios žolės ir, nu, negali giliau leisti niekaip. Tai kaun jūs, o mes tai niek, mes ieškom lydekus. Ir mes kol kas jos nerandam. Kol kas randam tik tai labai stipriai apžėlusias vietas. Nu va, turim apie valandą žvejybos maždaug. Ir kol kas, aišku, kibimo dar nei vieną neturėjom. Vien žolė.
labai daug žolės. Gyliai nėra įspūdingi. Ten, kur, aišku, gylis 3-4 metriukai, ten labai daug žolės. Tiesiog paviršių labai daug žolės ir pravesti masalą giliau neįmanoma. Lygiai tas pats, kur yra mažesnis gylis, nes inkarą įsimė taip ten koks 1,5 metriuką gylis. Ir gilio masalą negali paleisti, nes tiesiog kabin žolę. Kabin žolę, kabin dugną, kabin visus kelmus. Taip, galėtum dėl kelmų ten offsetą naudot, bet aš kažkaip nemanau, kad jis mumis čia gelbės aplamai gaudant ten, kur gylė nėra. Nes ir mane tai kol kas glūmin. Dabar ten, kur įmetim šalia žolių. O, pirms kėbims. O. Nice. O, į lūpas kampiuką. Į patį lūpas kamputį. Bet okei, pirmą lydeką graži, storą. Paleidžiam. Yeah! Pagaliau. Pagaliau atsidarėm. Sunkiai. Sunkiai, labai sunkiai. Ir labai neaktyvis. Labai neaktyviai. Aišku, kadangi ganėtinai greit masalą traukiam, tai tikiu, kad taip turėjo būti, bet okei, turim pirmą lydeką. Pirmą lydeką gerą ženklą. Bet čia užti labai daug žolių. Čiauriai daug. Tai bandom dar plaukti priekį. Nes apačiai dumblas. Apačiai dumblo labai daug. Bet čia vanduo mutnas jau. Jau matos, kad mutnas. Jau nebesimato to dugno taip gerai. Nebesimato dugną gerai. Čia, aišku, dažniausiai vietiniai, žinau, gaudydavo. Čia kampė gaudydavo lydekas ant gyvos ir va čia matos vėl va gylis. Ta prasme, $50 centimetrų, blei, iki. Nei tiek nėra. Tuoj plauksim dar iš vis kur. Tiesiog. O. Opa. Silkioks. O. Va apie ką kalbėjau. Didieji lydekai. O čia ir didieji lydekai. Bet jų čia, tu prasme, jie turėdavo, kibdavo vos ne kiekvienu metimu. Tokie. Tai vadinasi, čia šitas spalva gal ir bus ok. Jeigu šitokio dydžio monstras iškart nusprendė, kad mūsų masals yra gardus. Jo, tokia mūsų kol kas žvejyba. Grįžinėjom atgal, mėtom per dar galimai kur kažkas kažkur dėl kažko užkiptų.
Bet grįžinėjom jau link krantą. Aišku, čia tas atstums toks ir tai yra, tos žvejybos. Geras 3-4 valandas apiplaukė visą vos ne 2 kartus. Pavasarį mėtant, aišku, tu ten 2 ratus apsuki, kol gaudai, nes jeigu vienu momentu nekyba, gal tas x valandą, kai prasideda, gal iššaun kitoj vietoj. Dabar rudenėjant, kol dar čia labai daug žolių, aš kažkaip nežinau, ar čia verta 2 kartą ratą sukti jau bus. Tai jo, grįžinėjam. Grįžinėsim, aišku, palei tą pusę, kur palei kitą pusę negu atplaukiam. Nes neapmėtėm ten ant galą. Tai, didelis klausimas. Škanai pusėje ten būdavo giliau. 4 metrai. O! Va čia buvo bakst. Tikrai ne žoliai. O tai tau. Kad buvo bakst fakts. Kaip ir sakiau, buvo bakst. Ne žoliai. Gaila. Nauja guma. Nauja guma. Naujai gumai uodegai padarė viso gero. Ant tos gumos realiai šiandien žvejojau gal 2 kartą. Bet jo, bakstelėms buvo. Nu ką, mūsų žvejyba baigės. Baigės mūsų žvejyba tuom, kad turėjom 3 kibimus, 2 lydekiukės ištraukėm. Šitą matėt video. Ir 1 nukandę guminukų uodegą. Toliau per mūsų plaukiojimą visą, kiek mes čia praleidom, kokias, tai pasakysiu kiek. Realiai per beveik 4 valandas. Tai va tiek mes žuvės ir tą turėjom. Taip, minusas dar daug žolės čia. Galbūt ir lydeka neaktyvi, nes tikrai oro sąlygas nebuvo pačias nuostabiausias ir vėjas keičias. Ir į vakarą pusę lietų praneš, tai greičiausiai gal dėl šito. Tai va, kol kas atsisveikinam su jumis iš čia. Malonu, kas stebit, malonu, kas žiūrit, malonu, kas sekat mūsų YouTube kanalą. O ką, mes susimatysim kitoj žvejyboj. Kita žvejyba bus greičiausiai lapkričio pabaigoj po šitų šaltukų, nes atein šaltuks, atein sniegs. Aišku, per sniegą tikrai nevažiuosim gaudyti. Rodo ten -3, -4 net naktį. Tai krantai vis tiek bus apšalę, o su PVE valtim nėra pats maloniausias, nėra pats patogiausias ir nėra pats saugiausias būts pradėti plaukiot tokiom sąlygom, nebent bandysim gal bandysim įsinuomoti valtį Žvelgaičio ežere, gal, matysim. Ir tenai tada pabandyti pagaudyti, kad nereiktų savo valtės ir visos įrangos temptis tiesiog. Tai va, o kol kas atsisveikinam iš čia. Malonu, kas stebit ir iki kitų žvejybų, nei žvyno, nei uodegos.